kažkokiu būdu sužinojo vaikų teisės, kad gyvena mama kaime, dar kaip nuo senų laikų likęs lauko tualetas. Na ir vaikų teisės aiškina, kad vaikas negali augti kaime, kur yra lauko tualetas. Nors vaikas iki kokio 2-3 metų daro į pampersus ir jam tas lauko tualetas visiškai nereikalingas, bet vaikų teisės nusprendė, kad reikalingas tualetas, reikalingas dušas ir net užkliuvo malkom kūrenamas pečius. Na ir vaikų teisė sako, kad šita mama negali, jinai turi kažkur tai kitur eiti gyventi, kur jie nurodo, arba atims vaiką. Mama sako, tai aš susitvarkysiu namus, aš ten gyvensiu, mes ten gyvename eilę metų. Nors ką aš čia pasakoju, tai gal imsim tos mamos ir paklausim, ne? Papasakosit. Tai va, susipažinkit, kaip jūsų vardas. Viktorija. Va, Viktorijos daug į kadrą nekišiu, mes garsiai nekalbėsim. Viktorija turi leliuką, leliukas mažiukas. Aš nenoriu įsiplėsti tą istoriją čia per daug, čia kontekstas visas aiškus, bet man trumpai papasakokit, kaip jūs tada bendravot su tom vaikų teisėm. Ką jie čia paskambino telefonu? Paskambino telefonu. Iš pradžių jas buvo, kaip tik sužinojo, kad aš jau prieš gimdymą. Sužinojo, kad aš pagimdysiu 5-dienį ir prieš gimdymą jau man buvo pasakyta, kad tu vaiko parsivežti namo negalėsi. Mes iš tavęs paimsim, jeigu tu jį tik parsiveši į savo namus. Namo ir jie atims, ne? Jo, iš karto pasimsim vaiką, o jūs galėsit su draugu gyventi kaip gyvenę. Ai, tai jūs gyvenkit, bet vaiką atiduokit. Ir vaiką nori atiduoti globėjam. Jo, atiduoti globėjam. Kurie gauna mėnesį, kaip mes pasigavo tokia išlipų informacija, iki 3,5 tūkstančio eurų. O jum neduoda nei cento. Ne, dabar buvom susitvarkę, kur turėjo duoti 700 vaikui skirtus. Ten sakė, nuėmė apie 200 kažkas tai. O kur kiti nuėjo, neaišku. Supratau, tai ką, vaikų teisės aiškina, kad rytoj jau jūs išrašo rytoj iš ligoninės, ne? Vakar dar paskambino mane, dar daugiau įbaugino, pasakė antrą kartą, kad jeigu tu bandysi su vaiku grįžti namo, mes iš karto atvažiavę paimsim vaiką. Nu gerai, o jeigu dabar... Ir globėjam, ir tu neturėsi jo. Aš į ašaras puoliau, aš pradėjau visas akis praverkiau, skaudėjo ir galva, ir akis. Tada kažkaip sužinojo mano brolis, irgi pradėjo hajų kelti. Sako, imamės priemonių, kažką darom. Sako, jis tikrai užsiims to, kad bent jau šitą nepaimtų. Tai jau man pranešė šitą reikalą. O dabar žiūrėkit, tai iš esmės priežastys jie kabinasi dėl namų, dėl aplinkos. Jo. O jūs nepasiūlėt jiems, sakykit, tai gerai, tai jūs tada padėkit man finansiškai, įrenkit tą tualetą. Mes jau kiek jau prašym, aš turėjau 4 mes prašym, tai įrenkit tualetą, įrenkit tą dušą, sutvarkykit tą pečių, tai ir... O kom pečius jiems netinka? Kad malkom kūrenamas pečius? Kad malkom kūrenamas, o malkų pasirūpinta yra jau, nežinau, jau 3 metai ir... Bet tai šimtai žmonių, aš pats žinokit židinį turiu ir jį kūrenu ir tik tai pradėjau šildymą pas save įsijungiau tik tai prieš savaitę. Visą laiką kūrenau židinį, tai kūrenau malkom. Mes irgi, kad malkom draugą vaiko tėtis pasirūpina iš anksto, dar nebuvo gimęs, jau buvo pasirūpinta. 3 metus jau rūpinasi, jau, kad tai vaikui būtų šilta gimus. Supratau. Ir žodžiu, vaikų teisės prisikabino, aiškina, kad čia tokia situacija. Netinkamos sąlygos. Tai jūs gal norit tą vaiką atiduoti jam? Nenorit? Ne. Nenorit. Aš taip, žinot, su juoku, bet iš tikrųjų jau ta situacija yra visiškai nebejokinga. Ir iš esmės tai rytoj apie kelintą valandą ten ketina atvažiuoti. Nieko nesako, jie iš viso nesidėra, jie iš viso nebendraujantis, tokie jie šoka į akis tiesiog. Šoka į akis, pasako, paimsim vaiką ir viskas, ir net nediskutuoja. Nieko. Vos negriežtumu. Paimsim, tu čia darai, ką tu nori, tu verksi, tu čia žudysis, tu čia ką darysi. Neįdomu, ne? Neįdomu. Aš jau net su psichologais pradėjau šiandien kalbėti, kad sakau, jeigu atims vaiką, sakau, aš tikrai galą pasidarysiu, sakau, 4 atėmė.
neleido dabaigti auginti. Augo su manimi iki... O tai gerai, už ką kitus atėmė? Irgi atėmė už tai, kad tėvas gėrė už ligoniniai, vaikai su manim, kol aš... Tai čia tas pats ir šito vaikučio tėvas? Ne, čia kitas. Ai, ankstesnis tėvas gėrė, ne? Jo, ir jisai pasikorė dėl to, kad aš negrįžau pas jį. Už tai, kad vaikus... Ir pasikorė dar? Jo, už tai, kad vaikus per jį atėmė. Ai, per jį atėmė vaikus ir jis dėl to pasikorė? Kad aš nebegrįžau, pasakiau ne. Praradai vaikus per savo gėrimus, tai ir gyvenk kaip tu. Ai, tai tu ankstesnis tėvas buvo pijokas, Jo. o šitų vaikų nepasiėmėt. Dabar dar jums netiduoda. Nu, dabar šitie du yra pilnamečiai jau. Ai, Du berniukai, jau jie o dideli. dvi mergaitės pas globėjau. O padedat bendraujat su tais pilnamečiais? Su dviejais, ypač su vyriausiu. Bendraujat, Jo, ne, jis suprantas. vyriausias, tai man Ir ką padeda. vaikai reaguoja taip, kai iš jų dar vieną nori atimti? Ne- Žino jie tą situaciją? Žino, irgi eina už mamą. Tai jūsų, ta Sakė, prasme, visa šeima žino tą situaciją? eina Prieš kiek dienų gimė? penktadienį. Tai čia prieš kelias dienas. Ir koks vardas? Rokas. Rokas. Ja. Rokas, Jau kaip buvom sako, nusprendę. atėjo kaip rokas į šitą pasaulį. Jo. Tyliai nebus, ne? Nemanau. Gerai, tai tada aš nežinau, ko mes jums galim padėti, aš nežinau. Dar reiktų, aišku, pamatyti jūsų tuos namus. Tai jums konkrečiai pasakė, nuvažiuosit nam. O gerai, o jeigu į kitus namus nuvažiuosit, gal dabar va pamatys šitą vaizdo įrašą, aš jį nedelsdamas paviešinsiu, pamatys šitą vaizdo įrašą, geri žmonės gal jums pasiūlys, iš kur jūs, iš kokio miesto esate? Iš Kalotės. O kur čia ta Kalotė yra? Prie miesto ligoninės. Apie kokį miestą kalbam? Iš Apie Klaipėdą, va, tai man kad aiškiau. Tai jūs esate šiaip iš Klaipėdos. Gerai, o jeigu atsirastų kažkokie geri žmonės ir sakytų jums ten kuriam laikui, kol susitvarkysit namus, nu ten mėnesiui, 2, duodam pagyventi kažkokį butą, ar jūs tai matytumėt kaip problemą? Ne, tai gerai. Ta prasme, jūs sutiktumėt gyventi kažkur tai kitur? Mums siūlė įsinuomoti, sakau, su savo invalidumu, sakau, ką aš galiu įsinuomoti, vaistai. Ta prasme, neturit finansų Jo, išsinuomot. jo, Bet jeigu nes- atsirastų žmogus, nu gerai, vat, Kuris- aš turiu tą paramos fondą. Kuris- Įmes kažkas pinigų, ar jums į sąskaitą įmes pinigų, ne? Jeigu jūs išsinuomosit tą butą, tai ką vaikų teisės kalba? Ar jie net nediskutuoja? Tada vaikų teisė sakė, jeigu įsinuomosit, vaikui sąlygos bus tinkamos, vaiko nepaimsim. O jeigu ne, tada ten tikrai negrįšit su vaiku. Nu, aišku, reiktų pamatyti, kaip jūs ten gyvenat, žinokit, aš tai ir pats labai norėčiau pamatyti, kaip ten jūs gyvenat, gal jūs ten taip gyvenat, žinokit, kad ten, aš ir pats sakyčiau, kad ten vaikam netinkamos sąlygos, aš nežinau, kaip jūs ten Ten yra gyvenat. 2 kambariai. Vienas kambarys buvo jau brolis remontą automatiškai pasidaręs ir įsiklijavęs tapetus ir viską, bet dabar sakė, vat, neužilgo perklijuos. Nu, tai tapetus nereikia šį perklę. Ir ten beliko mūsų kambarį didžiajam įsidažyti. O jau pradėjo dažyti jau prieš kelias dienas. Ir ten daugiau nieko daryti, kaip ir nereikia klubas išdažyti ir sienas išdažyti. Viskas. Supratau. Tai, Lentelėm išklijuota. bet tai ir- tualetą, kaip naudojotės lauko, tai priketinat naudot, nes alternatyvų nėra. Pasidaryti, kas pasidarė, va iš kaimynų, tas pasidarė, o kadangi aš galimybių, kai neturiu. Nu, tai kainuoja šitie dalykai pasidaryti. Galimybių, kai neturiu, tai aš nei vandens galiu Bet žodžiu, vaikų nei- teisės, jeigu kitas būtas, jie neatmeta šito varianto. O dabar ką jie reikalauja iš jūsų padaryti, ten į kažkokį centrą, sakėt, važiuoti, ne? Jo, rytoj perveža į Gargždų centrą. Nuveši tą centrą, Į dienos centrą vadinamą. nu, ir ten kažkoks toks mamų vaikų kalėjimas kažkoks, Nu, tai, ne? panašiai, jo. Kol neišdažys, nesutvarkys to bus, to kambario, dar ir to pagalvos, ar prisikabinti ar ne. Ar įtiks ar neįtiks jiems. Ne, tai čia nesąmonė kažkokia, tai man tai, sakau, keista kažkaip tai visą tą istoriją. Pas mamą tai iš vis sąlygos yra geros. Ten ir dušas, ir tualetas. Pas kieno mama? Pas vaiko tėčio. Bet taip, ar ten yra vietos? Ten irgi apsilankė. Tai jie dabar eina per visus būstus ir ieško, o patys nieko nesiūlo. Nieko. Tik tą centrą kažkokį, Tik ten tai bendrabutį, centrą, jo, net ne bendrabutį kažkokį, nu, mamų Jo. vaikų kalėjimą. Jo. Ten tik tai siūlo tą.
geriausias variantas ten patalpinti su vaiku ir sėdėti. O jeigu jūs sakot, kad nenorit į centrą, nori kažkur kitur, tai ką jie tada? Atimsim vaiką? Atimsim vaiką. Arba įsinuomokit. Lėšų tai nėra tokių, kad ten vien mes paskaičiavom, vien komunaliniai, visą kitą mums išeita apie 500 mažiausiai. Ką, broliai, draugai lietuviai? Vat šitoj vietoj, žinot, net ne tiek aktualu turbūt, kad tą dubasinti tas vaikų teises, bet aš manyčiau, gal reiktų parodyti susitelkimą ir pabandyti gal surasti, bent laikinai kokią pusmečiui, mamai būstą, kad, kaip sakant, kad galėtų mama pragyventi ir imtis kažkokių priemonių, finansinė padėtis prasta. Man tik tai klausimas, žinot, o kodėl valstybė neremia šeimų, kurios susilaukia vaikų, ne? Kažkaip karo priemonė mes turim pinigų, biudžetas skyrė milijardinį, o tie kariškiai ką gins, jeigu nebus vaikų? Aš dar nesuprantu. Tai va, tai situacija trumpa ir aiški, matote, kokia jinai yra, žmonės tikrai biedni nepasiturintis, susilaukia lėliuko, sąlygas kaip ir turi gyventi, kad metus ar du tas lėliukas į tą lauko tualetą neis, aš esu visiškai įsitikinęs, kad jį numaudyt, nupraust lėliuko dušė nieks neprausė lėliukų ir nemaudo, tam yra vonelės, o tai gerai, visas kitas priemonės turit, vežimėlį, lovytę, viską. Turime ir vežimėlio komplektą, ir vasarinį, turime 2 kėdutės. Ta prasme, pasiruošę, viskas, lovytė, vežimėlį, viskas yra, ne? Viskas yra, tik netinka sąlygos vaikui gyventi. Prisikabinu. Tualetas ir vanduo. Aš atvirai pasakysiu, man būtų įdomu pamatyti ten, kaip jūs gyvenate. Gal aš ten ir pats pasibaisėčiau, žinai, tas supratimas, kas yra gražu, irgi jis yra labai subjektyvus. Tai va, tiek nenoriu išsiplėsti, kol kas pirminės informacijos tiek. Modelis aiškus, vaikų teisės užuot, kad padėję, tiesiog, grasina, paimsim vaiką ir nieko nesiūlo ir reikvelio. Ir nuveš laikiniems globėjams, kurie gauna labai gerus pinigus už visą šitą reikalą. Kiek turim info apie 3,5 tūkstančio? Gal kažkas pasakys, kad aš klystu dėl sumos, tai patikslinkit, man pačiam įdomu. Bet kiek pavyko rasti viešoje erdvėje, tai maždaug apie 3,5 gabalo už lėliuko priežiūrą mėnesiui skiriama. Jeigu jums duotų kas 3,5 tūkstančio, susitvarkytume turbūt neblogai, ne? Mes ir įsinuomotume ir nežinau, ten gal ir nusipirktume ar kažką. Už 3,5 tūkstančio nieko nenupirksit, bet išsinuomotume, tai va. Tai vietoj to, kad skirtų pinigų mamai išsinuomoti būstą ar mamai kažkokį socialinį būstą, jie 10-eriopas sumas moka globėjam, kurie, galima sakyti, daro iš to biznį. Gerai, aišku, aš mesiu šitą video į viešą erdvę, pasižiūrėsim, aš kviečiu visus atsiliepti, kas gali prisidėti ar pinigais, kas gali prisidėti, mes nuspręsime, kokią sąskaitą čia pasakysite, ar savo galite viešinti sąskaitą, ar negalite. Prisidėkit, kas gali pinigais ir žodžiu, o gal kas būstą turit, pažiūrėsim, reikia spręsti, reikia kalbėti su tom vaikų teisėm, reikia spręsti. Iki.